Didžiąją R pradedame rašyti identiškai kaip P. Rašome nuo viršutinės eilutės ir leidžiamės žemyn, kol paliečiame apatinę liniją. Labai svarbu jos neperžengti. Dabar padarome kilputę ir vėl kylame aukštyn iki pat viršutinės linijos. Ja palietę brėžiame raidės pilvelį, kol pasiekėme vidurinę eilutę ir sustojame palietę prieš tai mūsų brėžtą liniją. Vis dar neatkėlę rankos, bangele leidžiamės žemyn ir palietę apatinę eilutę padarome lanką. Tai yra rašytinė R didžioji. Dabar pasimokysime rašyti mažąją R raidę. Mažąją R pradedame rašyti žemiau nei vidurinę liniją ir darome bangelę ją paliesdami. Dabar leidžiamės žemyn iki pat apatinės eilutės, kol ją pasiekėme, bet neperžengėme. Toliau darome lanką ir pakylame šiek tiek aukštyn. Tai yra rašytinė R mažoji. Kad geriau išmoktumėte parašyti didžiąją ir mažąją R raidę, reikia praktikuotis. Pabandykite visą pirmą eilutę užpildyti tik didžiosiomis R raidėmis, o žemiau esančią tik mažosiomis R raidėmis. Taip kartokite, kol užpildysite visas puslapyje esančias eilutes.